Labas rytas. Venacijos senamiesčiuje su espreso kava. Žemėlapis ir kur mes esam. Tai štai, mūsų tikslas iš tikro yra pereiti visą Cinque Terre žygio taką, yra nuo Monterosso iki Rio Maggiore. Bet kadangi mes nenorim pačio lengviausio tako, mes sumąsim visą tai pradėti nuo Levanto. Levanto yra truputėlį į šitą pusę, kur mes ir pradėjom. Jo net nėra žemėlapiai. Mes vakar nuo Levanto keliavom šituo pakrantės taku iki Monterosso, papietavom ir tada per lietų jau atkeliavom į Vernazą. Čia dabar mes ir esam. O šiandien iš Vernazą, kai gausim savo scramble eggs, pavalgysim pusryčius, keliausim į Corniglią. Čia yra vienintelis pakrantės miestelis, kuris neturi paplūdimio ir prieimo prie jūros. Jis yra kalnuose. O po to bus toks įdomesnis momentas, nes mes šiaip turėtume eiti palei pakrantę, bet šitas takas yra uždarytas dėl to, kad kažkas jam nutikė, kažkas sugriuvė ten ir panašiai. Tai mes turėsim kilt į viršų ir apeiti kalnais. Wow! Enjoy. Dabar pusryčiai po to pratęsim. Skanaus. Tai ką, baigėm prieš pusryčius pasakot, kad mes nuo Kornilijos keliausim kalnais iki Manarolos. Tai nežinau tiksliai kiek užtruks, bus aišku ilgiau negu pakrantės taku, bet kažkaip mes į čia vis tiek pateksim. O nuo Manarolos iki Rio Maggiore yra takas mokamas, būtent pakrantės takas, bet jo kryptis yra nuo čia į čia. Tai vadinasi, jeigu mes norim prieiti būtent tą mokamą atkarpą, mes iš Manarolos turėsim traukiniu nukeliauti į čia ir tada jį praeiti atgal. Ir vėl traukiniu važiuoti atgal. Toksai keistas dalykas. Bet yra dar viena atkarpa, vėlgi per kalnus. Nėra jis tiksliai tas pakrantės takas, bet aš manau, ne ką mažiau gražus turėtų būti. Tai mes dar pagalvosim, kiek turėsim jėgų. Čia šiek tiek tai mažas, net tas gabaliukas matosi. Šitą mes naudosimės taip pabaigoje. Pafilmuojam toliau vaizdą turguje. Ką čia jie turi? Šiaip visai pasisekė dėl to, kad tik tai antradienio rytą čia ir būna. Vienintelė diena berods per savaitę. Ta turgus. Visokiausių dalykėlių. Čia turbūt tikrasis turgus, kur daržovės ir vaisiai. Pasižiūrim, ką jie čia turim. Šiaip mes iš Vernazą ir mūsų tikslas pirmutinis yra Corniglija. Keliaujam iš karto laiptukai į viršų. Taip, atsisveikinsim su Vernazą. Ir į viršų. Step by step. Va, kur traukiniai važiuoja. Tunelis.
Tai va, užlipam 108 metrus. Visiškai stataus kilimo. Panašu esam kaip ir aukštesniam taške. Tava truputėlį leidžiasi žemyn takas, tai valio. Net nenumanau, kad tas žmogus čia iš tikro veikia. Namelį savo turi, gal alyvmedžius prižiūri. Mes matom, žiūrėk, miestelį mūsų kitą. Matai? Tolumoj, ant kalniuko. Pirmas ir po to antras, toliau dar. Ai, geras. Atrodo, ne taip ir toli. Nors, aišku, kai pradeda eiti aukštyn žemyn, tai tas netoli gaunasi porą valandų. Žinoma, kaipgi be to. Tokie visai susidomėtum pakeliui. Einam pažiūrėk, kai jie čia rašo. Informacija. Ai, va, žiūrėk, čia mūsų kaip tik yra visas takas nuo pat Levanto. Monteroso apačioj, Vernazzo apačioj. Prevo. Tai gal mes čia esam tam Prevo? Ant kalno. Corniglia, Manarola, Rio Maggiore. O, benamio kučių yra. Sako, aš atlaikykit savo šunis ant pavadėlio. Ir va, mėlynasis takas. Vernazzo, Corniglia. Ai, 4 km, 1,5 valandos. Va, kaip ir sakiau, čia ir yra tas Prevo, turbūt kažkaip vietovė vadinasi. Highest Peak. 208 metrai. Viso tako aukščiausia vieta. Tai viso tako aukščiausia vieta yra tik 208. O ten matosi jau Corniglia ant kalno. O dar toliau berods Manarola. Visi svarbiausi dalykai, ne? Wine, beer. Nice. Toks artimesnis žvilgsnis į Corniglia. Tai va šitie tokie bėgiai, kur vakar matėm, toks vežimėlis prikabintas. Knygoj skaičiau, kad jie vadinasi Monorail Train. Ir šitam linijom yra pervežamos alyvuogės, vynuogės, kas ką augina. Iš viršaus žemyn ar ten panašiai. Galima nusimaudyti. Dušas. Žiūrime, kur iš čia subėga. Truputėlį žemoko. Išlindom iš tako ir dabar keliausim link miesto. Vienas kelias būtų mašinom. Mes einam savo išmėtų taku. Va, čia šitie vežimėliai, apie kuriuos sakiau. Šitais
Monorail train. Saulytė. Ir kaimo garsai. Si aggrandiscono le stessiche. Sì. Va, kur mes norėjom panašu į šitą. Net nedirba. Mūsų sekantis tikslas Manarola, kurią planuose buvo pasiekti irgi pakrantės keliu. Kadangi jis uždarytas, lipsim kažkur į viršų. Pietus. Geras gabalas picos. Iki Valastros. 2 valandas beveik. Manarola 2:30. Jau kem 8 kartus skamba. Kem 9. Pem. Įdomu, kada stos. Rodos lietus kaupėsi. Mes kažkur į kalnų viršų ir keliaujam. O, mes pusvalandį lipam tokiais. Tik į kalną. Yra ką veikti. Ant kelio tokių pilna tokių ežiukų. Gal kažkokia medžia. Tokia fainuolė. O kurie tai net nesimato. Iš ten kažkur atėjom. Čia dabar buvo miestelis Korninglyje. O čia eisim. Matosi terasas ungalo. Čia mūsų tikslas.
valandą maždaug ėjom. Tiksliai, 1:06 mes ėjom. Let's go. O mes čia tikrai ne į kiemą įeisim. Nes toks jausmas, kad visiškai prie žmonių namus einam. Ne jausmas, o taip ir yra. Va. Ženklas tau prie namų. Horninglyje. Kitoj pusėj. Kur mes dabar einam? Manarola. Kaip iš karto pagražina vaizdą saulė. Takelis, vynuogas ir visos vatos terasos, kuriuose yra auginama. Kam daržovių? Nesuprantu, kas čia. Pomidorai gal žali dar. Tada čia pomidoro. Čia normaliai paraudę. Įdomu, kiek turistų bando jas nusiskinti. Vienas laiko už kojų, kitas bando su ranka pasiekti. Palik ramybėj pomidorus. Aha. Vynuogas buvo. Tai čia gal tavo vastra? Mums šita kryptis Manarola. Manarola. Žemyn. Gerai. Kai visi žmonės keliauja į šitą pusę, mes keliaujam į va tokią pusę. Kryptis Manarola. Teka žemyn. Oh, mano lazdą pasiėmė. Einam žmonės čia. Eisi su manim? Jeigu atidarysi? - 20 minučių iki Manarolos. Jinai atrodo visiškai čia pat. Mūsų tikslas bus šituo takeliu nusileisti į apačią. Ir dabar žiūrim, kad žmonės matosi. Va. Eina čia kažkur. Tada leidžiasi. Ai va, čia matosi. Žingsniuoja ir tiesiai į miestelį.
Einam, einam. Nes niekas mūsų ir nenuveš. Teks nueiti. O, girdėjai? Kažkoks, gal traukinio signalas. Kažkas. Va taip italai įrenginėja kapines. Visai neblogas vaizdas. Vis žaidimų aikštelė. Toks takas. Gražu. I think a shotgun sounds better. No. Va tiek žmonių. Čia yra ne sezono metu. Tai aš net neįsivaizduoju, kas čia darosi vasarą, kai karšta. Tas variantas yra iš Manarolos į Rio Maggiore į Vieto Amore. Kadangi jis yra vienos krypties, mes turėtume dabar nuvažiuoti iki Rio Maggiore ir grįžti atgal čia. Mes iš tiesų taip nenorim, tai mes rinksime taką per kalnus. Per kalnus vėl. Aišku, let's go. Taip, kadangi dar mažai šiandien prasivaišom, tai kodėlgi dar nenuėjus. Valanda laiko ir bus mūsų finišas šios kelionės. Laiptai, laiptai, laiptai. Dar truputį daugiau laiptų ir bus gerai. Tai kaip tu Manarola? Ai, rolas geras. Manarola. Ai, Manarola. Tai Šitas sakai, miestelis, kur Manarola. dabar. Labai užturistintas. Vaidini, kad lengva? Iš tikrųjų, belė kokią statumo laiptai. Dar vienas. Bet pažiūrėk.
Tai mes į šitą vietą realiai atėjome tenai nuo viršaus. Oi, net rankos dreba jau tiek užlipus. Tada nusileidom žemyn. Iki pat nuo kairiai pusėje apžvalgos aikštelio. Aikštelės, tada per miestelį. Ir stačiais laiptais į viršų. Belia kaip karšta. Ir jau net kojytės dreba. Tokie nerealiai gražus slėniai. Ir pagaliau matosi. Kurgi čia matosi? Finišas. Realiai šitas kelionės finišas visą pačioje. Aš tikiu, kokiais stačiais laiptais reiks užlipt. Nu, žiūrėk, matysis, gal iš kur paim. Jo, žiūrėk, nusileidimo jau aikštelę. Čia kai nenori lengvo kelio, kuris yra palei krantinę, kažkoks tiesus, lygus, man atrodo, ir asfaltuotas netgi. Tai ne va tokiais keliais. Keliai į viršų, berods 300 metrų. 300 metrų į viršų, sakiau, reikėjo. Ir tada žemyn. Stačiais laipteliais. Aišku, čia labai lengva pasakyti laipteliais, o iš tikrųjų tik iš šono reikia pafilmuoti. Va šitaip atrodo tie laipteliai. Tai tokie ir laipteliai. Kur eini ir galvoji, slysti ar neslysti. Aš čia dar lazdą savo turiu. Ištikimą ją nuo pat pradžių. Čia yra tas experience takas, ane, ar kaip ten pavadint. O va ten, kaip ten kas pavadino, tinginių takas. Lygus, gražus, palei krantinę. Eini ir relaksuoji. Čia eini ir šuoliuoji. Pasijust galima kaip kalnų ožkos. Kalnų tenas lygiai, koks ženklas. Ne, teisingai. 5 minutės dar mum. Jeigu kažkas galvoja, čia yra lengva, tai tikrai nėra lengva. Yra ką jaučiu. O čia tai jau lengva. Wow! Viskas. Tako pabaiga. Lazda savo atitarnavo. Kur paliekam. Gal kažkas pasiims. Reikia prie šito ženklų. Žiūrėk, ateik čia. Iš kur va atėjom. Paliekam. Gal kažkam tiks. Liuks. Priėjom žygio tašką. Galutinį. Einam geriau. Kažkur žingsniuojam, nors realiai net nežinom, kur einam, ane? Link traukinio. Tai ką pamatysim, tą pamatysim. Įveikiam. Final taškas. Reikia nenusivers dabar, ane? Čia yra Rio Maggiore stotis. Kiek iš tikro turistų.
Viskas, paskutinė mūsų stotelė. Šrėjo Mandžiorė. Važiuosim namo. Kažkas bandys valgyt. Ką valgysi? Parodyk. Ai, net supjaustė? Taip. Oi, kažko nefokusuoja. Va, liuks. Skanaus. Jau pražydėjom su lietum. Nu, tai žinom. Gal ir užbaigti tiesiog.